Failo įkėlimas į TwinSpace. Atidarome TwinSpace puslapį. Pasirenkame savo projektą į senolių kraičių skrynį. Atsivėrus langui viršutinėje juostoje matome užrašą medžiaga. Atverkime. Pasirodo užrašas failai. Atidarome. Matome informacinį langą su užrašu nusiųsti rinkmeną. Atidarome. Pasirenkame rinkmeną iš savo kompiuterio aplanko ar darbalaukio. Įkelkime. Noriu atkreipti dėmesį, kad video failų čia įkelti negalima, o įkėlus failus į medžiagos skyrelį, juos bus galima įterpti į puslapius. Kad atskirti savo įkeltą failą nuo kitų, mes jį redaguokime, užrašydami savo failo pavadinimą ir aprašymą. Įrašykime. Sugrupuojame failus, sukurdami aplanką. Spauskime pelės klavišu ant užrašo kurti aplanką. Atsidaro informacinis langas, kuriame užrašome norimo aplanko pavadinimą. Įrašome. Dabar savo failą įkelkime į sukurtą aplanką. Įrašome. Kairėje esantis vienetukas rodys, kad mūsų aplankas jau yra albume. Piktograma I duoda išsamesnį paaiškinimą, kokie failų tipai yra leidžiami ir koks leistinas didžiausias failo dydis. O piktograma I prie aplanko duoda išsamesnį paaiškinimą apie aplankus. Norėdami panaikinti aplanką, pelės klavišu pažymėkime žodį redaguoti ir panaikinti. Norėdami panaikinti rinkmeną, spauskime ant užrašo redaguoti ir panaikinti. Dabar mūsų rinkmena yra ištrinta. Gero darbo!